Dažnai sulaukiu klausimų, kaip gerai išsigaląsti drožybos įrankius. Tai pirmiausia šiek tiek teorijos. Geras įrankis privalo turėti labai aštrią pjaunančiąją briauną. Nesvarbu, ar tai oblius, ar peilis, ar drožybos kaltelis, ar metalo tekinimo staklių peilis. Tai štai tokia turėtų būti ta vieta, kuri atlieka esminį pjovimą. Labai dažnai kaltelis arba kitas įrankis būna neteisingai užgalastas. Nugalasta viršutinė dalis, o apatiniai daly susidaręs tam tikras pilvas vadinamas linze. Tai reikia siekti tokio formos ašmenų. Geras peilis yra taip užgalastas, peilis, kuris neima, yra linzės formos išgaubtais ašmenim. Kiti lenktiniai peiliai arba kokie kiti peiliai galandami su dviguba nuolydžio ašmenim. Tai va štai to yra galandama vieta, o čia jau tos plokščios ašmenys. Norint padaryti, kad tiktų drožybai, irgi reikia nugalasti nereikalingas metalo vietas. Jas galima nugalasti arba pasitikrinti geru plokščiu galastuvu. Čia yra deimantinis galastuvas 400 ir 1000 grit vienetų. Tai jeigu turim įrankį, kuris neima, tai paprasčiausias būdas yra jo ašmenį suštepti markeriu ir priglaudus prie gero galastuvo pabraukyti, kad įsitikintumėm, ar tinkamu kampu mes galandam ir ar visa galandinimo plokštuma lieka tiksli. Štai matosi šiuo atveju aš galandau šiek tiek netinkamu kampu, nes pjaunančioji briauna liko juoda. Vadinasi, paverčiu ir galandu taip, kad visa plokštuma būtų teisinga. Tai štai taip atstatomi ašmenys, o labai dažnai drožimo kaltelių vidinė pusė nėra idealiai padaryta. Būna nugalasta priekinė dalis, tai tą vietą galima atstatyti štai tokiu būdu. Yra medinis apvalus pagaliukas su įkaltu strypeliu, jis dedamas į grąžtą. Į tą prapjautą vietą įstatomas šlifavimo popieriaus gabaliukas ir kai grąžtas sukasi, va štai taip ta vieta yra tiksliai padaroma, mažesni, didesni tie pagaliukai. Ir va pridėjus tada pavyksta iššlifuoti vidinę pusę idealiai. Padaryti, kad ji būtų tiksli, kad nebūtų nuolydžio paskutinėme milimetre. Ir kai vidinė pusė yra gera, jinai poliruojama. Ir tai daroma maždaug vieną kartą įrankiui. Poliruojama dažnai su veltiniais diskais, kurie dedami ant galastuvo ir būna patepti žalia poliravimo pasta goji. Tai štai taip. Štai taip vyksta ašmenų poliravimas. Aišku, reikia nenupoliruoti paskutinio milimetro dalies, kuris yra esminis. Tada kitais poliravimo diskais kitokio profilio galima nupoliruoti išorinę briauną, irgi ta pati taisyklė, kad nepersistengti, nespausti ir nuolat tepti žalia pasta. Tai štokio išlinkio tokiem kaltukam, kurie būna mažesni kaltukai, tai jiem atitinkamai susiformuoja irgi tie grioveliai. Ir va taip atstačius visą pjovimo geometriją gaunami aštrūs įrankiai. Nuolat galandant juos reikia tikrinti minkštu liepos pagaliuku. Kada jau mus pjūvis tenkina, kai ima lengvai, nebraižo medienos, tai reiškia tada jau įrankis ir būna tinkamai išgalastas.
Štai tokie bendri patarimai, kad turėti aštrių gerų įrankių. Šito kampas pjovimo netoks geras, bet jis, kai lenktas, tai daro posūkį. Tai tiek tam kartui.